Pasibaigus gražiausiams metų šventėms, Olele Top, mėly žiūrovai, nori jūs palepinti. Taigi šį vakarą paskelbsime pačius gražiausius, seksualiausius ir daugiausiai uždirbačius pasaulio modelius. Dėmesį į ekranus. Žymus top modelis, Vogue reklaminis veidas, Calvino Kleino mūza. Nu, o mums į tiesiog paprasta Carolina Murphy. Dėmesį į ekranus, 10 vieta. Carolyn Murphy gimė Panamos mieste, Floridoje. Čia ji ir užaugo. Modelio karjerą pradėjo būdama 16, kuomet mama nuvedė ją į modelių mokyklą. Netrukus ji pradėjo dirbti vietos rinkoje Floridoje, o vėliau atsirado užsakymų ir Japonijoje bei Europoje. 1991 metais baigusi mokyklą, Murphy išvyko dirbti į New Yorką. Carolyn dirbo modeliu ir tuo pat metu studijavo Virdžinijos universitete. Mados rinkoje jos karjera klostėsi puikiai. Nuo pat pradžių tai pavyko itin svarbiems mados pasaulio vardams – Mission, Etvos, Gucci, Prancūzijos Vogue. 1994 metais ji pradėjo dirbti su Prada ir pasirodė daugelį žinomų mados žurnalų puslapiuose. Supermodelis Miranda Kerr nebijo fotoaparatų objektyvų, net būdama nuoga. Ji drąsiai fotografuojasi vyrų žurnalams. 9 vieta. Modelis Miranda Kerr, išsirengusi vyrų žurnalui GQ, ji pademonstravo, kokios kūno linijos žavi mylimąjį aktorių Orlando Bloomą. Australų supermodelis fotografavosi valiūniškai šypsodamasi ir gulėdama ant kambario grindų bei sofos. 26 metų merginos šlovė, kuri jau 2 metus yra Victoria's Secret modelis, nepaliaujamai auga, kaip ir jos finansai. Neprasčiau klostosi ir jos asmeninis gyvenimas. Mergina gyvena su 33 Holivudo gražuoliu Orlando Bloomu. Kerr prisipažino per savaitę namuose praleidžianti vos 1 dieną, tačiau džiaugiasi savo sėkme. 8 vietoje viena gražiausių pasaulyje moterų rusaitė Natalija Vodeniova. Anksčiau kilusi iš vargingos šeimos, dabar jau uždirba pačius didžiausius pasaulyje honorarus. Visame pasaulyje garsus Rusijos modelis, aktorė, o dabar jau ir apatinio trikotažo kūrėja. Mergina karjerą pradėjo būdama 17 metų, pasirašiusi sutartį su Paryžiaus modelių agentūra Viva Models Management. Prieš metus Vodeniova pasirašė sutartį su prancūzų apatinio trikotažo gamintojų Etam, kuriam mergina spėjo sukurti ir pirmąjį savo apatinio trikotažo ir maudymosi kostiumėlių kolekciją. Didžiosios Britanijos televizija pripažino ją esant geriausio pasaulio supermodeliu. 7 vietoje žymus pasaulio modelis, pirmų reklaminis veidas amerikietė Christie. Dar jauną merginą jodinėjančią ant arklio Majamyje pastebėjo vienas žinomiausių pasaulyje fotografų. Būtent jis ir atvėrė merginai duris į mados pasaulį. Dėmesį į ekranus. Christie Turlington, viena žymiausių JAV modelių. Labiausiai mergina išgarsėjo Calvino Kleino reklamoje, kurioje jos įvaizdis buvo naudojamas nuo 1987 iki 2007 metų. Christie dirbo su daugybė žinomų prekių ženklų, tokių kaip Maybelline, Chanel, Versace. Turlington dar paauglę jodinėjančią arklių Majamio žirginę, kur mergaitės tėvas dirbo treneriu, pastebėjo vietos fotografas Denny Cody. Christie pradėjo modelio karjerą iškart baigusi mokyklą. Kai merginai sukako 16 metų, ji išvyko dirbti modeliu į New Yorką ir paskyrė šiam darbui visą savo laiką ir gyvenimą. Turlington yra nusifilmavusi keliose vaizdo klipuose, iš kurių vienas garsiausių George'o Michaelo Freedom. Keliose dokumentiniuose filmuose pasirodė ant kelių šimtų žurnalų viršelių, buvo žinomiausių dizainerių ir prekių ženklų reklamos veidas. 6 vietoje Brazilė Aleksandra Ambrozija. Ji yra Victoria's Secret supermodel veidas bei Pink pirmoji superžvaigždė. Dėmesį į ekranus. Brazilė manekenė Alessandra Ambrozija, vieno žinomiausių pasaulio modelių Tyros Banks, vadinama pasaulio modelių ateitimi. Mergina išgarsėjo bendradarbiaudama su Victoria's Secret ir buvo išrinkta pirmąją kompanijos Pink linijos atstovę. Pirmasis žymusis jos kaip modelio darbas buvo nuotrauka Brazilijos Elle žurnalo viršelyje. Nuo to laiko ji dirbo su tokiais garsiais vardais kaip Cristiano Dior, Giorgio Armani, Rolex, taip pat fotografavosi Pirelli kalendorių. Ji žingsniavo podiumų demonstruodama kolekcijas tokių mados namų ir dizainerių kaip Prada,
Fendi, Kenzo, Cristiano Dior, Giorgio Armani ir daugelio kitų, kurių išvardinti visų ir nepajėgtume. Alessandra pasirodė 50 tarptautinių žurnalų viršelių, įskaitant Cosmopolitan, Elle, Vogue. Be to ji tapo vienintelė manekenė 2006 metais nufotografuoto Jungtinių valstijų glamour žurnalo viršelį. Ambrosio taip pat patraukė visų dėmesį 2008 metų madų šou, kuomet pražingsniavo podiumų praėjusi vos 3 mėnesiams po pirmojo vaiko gimimo. 5. vietoje antra pagal populiarumą Kanados superžvaigždė Kerry. Dėmesio į ekranus. Darija Verbovai gimė Ukrainoje. 3 pirmosius savo gyvenimo metus pragyveno Lenkijoje, o būdamas 3 su tėvais emigravo į Kanadą. 4-metė Darija buvo aukšto ūgio, liesa, turėjo siaurus klubus ir dėvėdavo sportinę liemenėlę. Ji niekuomet rimtai negalvojo apie modelio karjerą. Mergina įsisuko į šį verslą per savo mokyklos draugės mamą, kuriai priklausė modelių ir talentų mokykla. Darija pradėjo ją lankyti, o vėliau perėjo į Elite Models. Iš pradžių Darija daugiausia dirbo Kanados užsakovams, tačiau vėliau jai pavyko išplaukti į tarptautinius vandenis. Iki šiol Darija yra dirbusi su Prada, Versace, Louis Vuitton, Gucci, Givenchy, Lancome, Ralphu Laurenu, Cristiano Dior ir Chanel. Pirmąjį savo darbo sezoną ji pradėjo ypač sėkmingai. 2 kartus nusifotografavo ant žurnalo Vogue Italija viršelio, dalyvavo Prada mados namų rudens žiemos reklamos kompanijoje. 4. vietoje sutinkame žymų Nyderlandų modelį Victoria's Secret angeliuką Doutzen Kraus. Dėmesio į ekranus. Grožėkitės. Vienas ryškiausių Victoria's Secret angelų, nusileidęs tiesiai iš Nyderlandų, tai seksualioji Doutzen Kraus. Olandijoje gimusi mergina prasitarė, svajojanti pradėti aktorės karjerą. Pagirtiną norą dar labiau pakurstė keli rimti kvietimai filmuotis, kurios teko atmesti dėl sunkaus fotosesijų maratono. Šiuo metu fotografai kiek aprimo bei atsirado laisvo laiko apsvarstyti galimus karjeros posūkius. Vienas iš galimų variantų – priimti kvietimą tapti kino ar televizijos serialų aktore. 3. vietoje Victoria's Secret supermodelis Maybelline reklaminis veidas iššūkių nebijanti Adriana Lima. Brazilijos supermodelis Adriana Lima yra tikra Victoria's Secret ir Maybelline žvaigždė. Supermodelis Adriana nėra iš tų moterų, kurios ilgai užsisėdi namie su vaikais. Tad po gimdymo ilgai nelaukusi ji grįžo į darbą su trenksmu. Lima nebijo priimti iššūkių, todėl vienos fotosesijos metu nepabijojo pademonstruoti savo tobulai ilgų kojų, gražios krūtinės ir nusikirpti skiriamuoju ženklu laikytus plaukus. Berniukiškai nusikirpo juodus, pečius siekiančius plaukus ir nusifotografavo nuogutėlę. 2. vietoje žinomas visame pasaulyje modelis Kate Moss. Dėmesio į ekranus. Anglijos supermodelis Kate Moss karjerą pradėjo būdama 14 ir greit tapo žinoma visame pasaulyje. Mados ikona pasirodė ant daugiau nei 300 žurnalų viršelių, apie 50 kartų papuošė Vogue viršelius. Prieš 3 metus pradėjo kurti drabužių liniją Topshopui. Baigusi karjerą modelis svajojo atidaryti modelių akademiją, kurie mokys jaunas nepatyrusias išsigandusias manekenes mados paslapčių. Moss įsitikinusi, kad pozavimas nėra paprastas darbas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai veikiau savita meno rūšis, kurios derėtų mokytis jaunoms pretendentėms. 1. vietoje daugiausiai pasaulyje uždirbantis supermodelis Gisele. Ji buvo pastebėta tiesiog McDonald's restorane, nuo dabar jis skinasi pačius didžiausius kelius ir gauna geriausius honorarus pasaulyje. Brazilų fotomodelis Gisele Bündchen geriausiai apmokamas modelis visame pasaulyje. 1994 metais išvyko į San Paulą kartu su savo tėvu. Gisele McDonald's restorane pastebėjo John Casablancas, modelio agentūros Elite Management vadovas. Po kelių mėnesių Gisele Paryžiuje laimėjo Elite Model Look konkursą, po kurio sekė stulbinanti modelių karjera. 97-aisiais fotografavosi Pirelli kalendorių, 98-aisiais pateko į cover fotografijas, 60 žurnalų sesijų, 150 madų šou,
10 reklamos kampanijų. 99-aisiais laimėjo metų modelis rinkimus, reiškusius galutinį persilaužimą tolesnės sėkmės link. Na gal aš žymus modelis ir netapsiu, tačiau aš esu labai laiminga būdama olele mergaitė. Šį vakarą noriu pasakyti jums sudie. Iki pasimatymo.